Labas vakaras vyrai, šiandien labai gera tema, kodėl žmonės yra nelaimingi ir atsakymas yra vienas. Aš pradžiai pasakysiu tą atsakymą, o po to labai viską paaiškinsiu trumpai. Pasirinkimas. Mūsų gyvenimas susideda iš mūsų pasirinkimų. Jeigu panalizuot labai paprastai, kodėl žmogus yra nelaimingas, tai yra labai elementaru. Todėl, kad jisai įpratęs pagal senus kanonus, gal senas programas, gal įsitikinimus, rinktis tai, kas jam netinka arba nepatinka. Bet jis visada turi šansą pakeisti viską. Pavyzdžiui, turi merginą, jis nelaimingas, jam nieko nesigauna, viskas ten yra blogai, jis visada blogas, jis turi pasirinkimą pasikeisti arba pakeisti. Jis turi nemylimą darbą, nekenčia vadovo, jisai toks vadovas jam niekam tikęs, jis turi pasirinkimą pakeisti darbą arba pakeisti save. Galbūt pakeisti savo mąstymą. Galbūt mes turime dar vieną dalyką, kai gyvenime mums iš vis eina viskas šuns ant uodegos. Mes turime pasirinkimą keisti. Tu gali dirbti nemylimą darbą, kur viršininkas tave darys kiekvieną vakarą. Arba sukurti savo verslą, kur pats pyksi ant savęs, kai tau nesigauna. Bet tai yra pasirinkimas. Ir kiek šitas video be eitų, mes kalbėsime apie vieną žodį – pasirinkimas. Tu nori nusipirkti automobilį, bet tu neturi pinigų. Tu turi du pasirinkimus. Nieko nedaryti ir neturėti automobilio, arba sukurti naują planą ir nusipirkti tą automobilį. Dažnai nelaimingi žmonės kalba, kad jiems niekas nesigauna, nes jie viską atrodo daro, bet jiems nesigauna. O tu paklausi to žmogaus, kaip kitam gavosi. Tai irgi pasirinkimas. Tu kiekvieną kartą renkiesi kažką, bet ar save? Sėkmės atveju ar renkiesi save? Nesėkmės atveju ar renkiesi save? Kai tu gyveni su žmogum, su kuriuo tau yra labai blogai, prisitaikai. Ta daro vyrai, ta daro moteris. Jie prisitaiko prie sąlygų. Tai visi gyvena. Pasirinkimas kaip visi. O kaip tu nori gyventi? Tu turi veiklą, kuri tave absoliučiai nedžiugina ir ten viskas pas tai galbūt griūna. Tu turi pasirinkimą sukurti naują veiklą. Bet galbūt tu tingi. Ir vėl pasirinkimas. Tu tingi, nes tau patinka tingėti. Galbūt turi nuostabų draugą, kuris visada sako, tu esi asilas. Ir tu turi pasirinkimą būti su juo ar ne. Jeigu tu apsižiūrėtum aplink save ir paimtum 5 arba 10 savo pažįstamų draugų ir paklaustum savęs, kuriuos norėčiau išmesti iš savo rato, nes aš nesijaučiu gerai. Ir tai būtų pasirinkimas tau, nes tu pasirinktum save. Gali būti, kad tavo kolega tavęs nekenčia ir tu gali būti pasirinkimas tiesiog nueiti paimti, duoti galvą arba nueiti ir sakyti, klausyk, aš tau turiu 2 kelius, arba tu sučiaupi, arba mes pasikalbam. Tai būtų 2 pasirinkimai. Bet yra 3 pasirinkimas, tiesiog su juo pasikalbėti ir susidraugauti. Yra 4 pasirinkimas, iš vis neduoti jam gal. O tiesiog pasikalbėti, nes galbūt žmogui yra blogai ir jam ten važiuos stogas. Bet tai yra pasirinkimas. Tai dabar klausimas tau asmeniškai. Ką tu renkiesi kiekvieną dieną? Ar tu renkiesi tingėti, ar renkiesi veikti? Ar tu renkiesi kurti, ar renkiesi tinginiauti ir liūdėti? Ar tu renkiesi būti energija, ar tu renkiesi nieko nebedaryti, nes tau niekas netinka? Ar tu renkiesi geresnį būstą, ar tu renkiesi, bus ir taip gerai? Jeigu tu pasakai, man ir, bus gerai, tinka. Žinai, visata girdi, sako, tai tau tinka, prašau. Sakai, ne, aš noriu gyventi geriau negu dabar gyvenu. Aš noriu turėti santykius tokius, kuriuose mane gerbtų ir atsiras pagarba. Tai bus pasirinkimas tau. Aš noriu turėti draugus, su kuriais būtų faina, taip, kad mes galėtume keliauti po pasaulį. Kartu, su daug vyriškų kompanijų, lekit po pasaulį, tai būtų super geras pasirinkimas.
Dar vienas iš pasirinkimų - būti ar nebūti. Filosofinis, ar ne? Daryti ar nedaryti. Egzistuoti, realiai gyventi. Keisti pasaulį, nes jisai blogas, ar keisti save. Pasirinkimas. Žinai, pasižiūri į veidrodį ir ten žiūri, nuostabus žmogus į tave. O gali būti, kad tu nematai dėl savo pasirinkimų, nes tu galvoji, kad tas žmogus niekam tikės. Tu galvoji, kad tas žmogus niekam tikės tik dėl to, kad tau kažkas įtikino tave iš ten, iš tavo praeities arba aplinkos, kad tu niekam tikės. Bet aš tau pasakysiu vieną paslaptį. Tu esi pati geriausia savo versija. Tu esi nuostabiausias pats žmogus. Tau įdėtos programos parodo nesėkmių ir didelių sėkmių. Ir dabar vienas klausimas, va šio vakaro klausimas tau. Ką tu renkiesi? Toliau žaisti su nesėkmėm ar pasimti gyvenimą savo rankas ir eiti į sėkmę? Ir tai yra tik tai pasirinkimas. Asmeniškai tau siūlau. Jeigu tu nori pakeisti savo gyvenimą, padaryk pasirinkimą. Pasirink save. Užeik į vyrai.eu. Ir čia absoliučiai nereklama. Parašyk: labas Donatai. Aš renkuosi save, nes aš noriu gyventi daug geriau negu dabar iki šiol. Tik nežinau kaip. Arba užsistrigęs. Ir tai bus super geras pasirinkimas, nes tu pasirinksi save. Tu priimsi sprendimą keistis. Ir tai tau duos. Bum. Didelis stebuklas. Nustokime gyvenime rinktis kitus. Pasirink save. Pasirink, kaip tu nori gyventi. Pasirink, su kuo tu nori gyventi. Pasirink, kaip nori elgtis santykius. Pasirink, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi santykius. Netgi pasirink taip, kokį tu nori seksą. Ir kaip kokybiškai tu nori tai patirti. Viską tu rinkies. Visi tau pasirinkimai yra tik tavo. Ir nieko daugiau. Ir šitas vakaras yra wow vakaras, todėl kad mes šį vakarą rinksimės save. Pažaiskim scenarijų. Įsivaizduok. Dabar atsisėdi tu prie kompiuterio ir susirašai 10 minčių apie save. Aš noriu gyventi taip, aš noriu turėti tokius santykius, aš noriu tiek vaikų, ten tokių pinigų, ta. Susirašai. Ir dabar renkamės. Iš tų 10 punktų įsirink vieną punktą ir pasakyk, aš renkuosi save. Ir prie to punktų surašyk, kaip tu renkiesi save. Aš renkuosi save, nes man šitas punktas duos tai ir tai. Aš renkuosi save, nes šitas punktas man suteiks laimę ar džiaugsmą tą. Aš renkuosi save, nes aš tapsiu geriausia versija. Aš renkuosi save, nes šitas punktas man atneš daug gausos. Ir viską parašyk apie tai. Drąsiai, jeigu tingi rašyti, paimk taip kaip aš ir kalbėk. Tai rašyk savo video. Įtikink save, kad tu esi sėkmingai. O kaip tai yra? Tai yra labai paprasta. Tu tiesiog pasirinki, ar tu jausis ir laimingu ir sėkmingu, bet tu gali būti, man nesigauna ir tu nueisi tą liūdesį. Ir vėl turėsi 2 pasirinkimus. Mes gyvenime visada turime tuos 2 pasirinkimus, kaip šitus 2 pirštus. Mes galim pasirinkti patį blogiausią scenarijų, eiti pačiu sunkiausiu keliu ir kentėti visą gyvenimą. Arba pasirinkti lengvą scenarijų, fainą scenarijų ir nuostabų scenarijų. Jūs turbūt daug girdėjot, kad visi kalba, rinkis sunkų kelią, patį blogiausią, ten kentėk. Man 46 metai rinkausi visus pačius blogiausius, sunkiausius kelius, nes mane taip įtikino tėvai, kad visada reikia eiti sunkiausiu keliu. Patikėkit manim, tai yra pragaras. Labai nuostabus patirtys, bet rezultatas ne visada būna geras. Ir tada atėjo mintis, o kodėl aš negalėčiau pasirinkti tokio kelio, kokio aš noriu? Ne to sunku, kaip mes įpratę seneliai, kaip įpratę tėvai, kur ten kentėt, o pasirinkti tą džiaugsmingą, laimingą žmogų, kuris pilnas energijos, labai fainas, labai nuostabus ir daro tai, kas jam patinka. Būna taip, kaip jam patinka ir jaučiasi taip, kaip jam patinka. Ir wow, įvyko stebuklas.
Aš pradėjau tiesiog mėgautis tai tuo, ką turiu. Aš pradėjau rinktis gyvenimo būdą. Pradėjau rinktis nuostabų kokį noriu maistą. Pradėjau rinktis ten, kur noriu keliauti. Pradėjau rinktis, su kuo aš noriu keliauti ir kaip netgi noriu keliauti. Viskas keičiasi. Ir istorijos, kurias įkvėpia, labai paprastai. Atvažiavo vyras į stovyklą. Išvažiavo. Praėjo 5 dienos Kiprė. Žinau, kas įvyko. Žmogus pakeitė kardinaliai savo gyvenimą ir santykius ypatingai santykiuose su moterimi. Didžiausia baimė buvo po skyrybų būti su nuostabia moterim. Jis dar rinkdavosi kažkokias prastas vidutiniokės, kurios jam visai netiko, su kuriamis pastoviai kentėjo. Ir tie, o kodėl aš negaliu pasirinkti geriausias variantų? Ir jis pasirinko geriausią variantą. Žinau, kas įvyko jo atominė bombos sprogimas galvoje, nes jisai suprato vieną dalyką, sako, Donatai, tu žinai, aš pirmą kartą gyvenimą aš pajaučiau tą wow jausmą. Aš pirmą kartą gyvenimą pajaučiau savo tą libido, kaip pakyla, manie sako, ir kad ta moteris mane taip pakėlė, taip džiaugiasi, tokius gražius žodžius man pasakė, tokius komplimentus, ko kitus moteris niekada nesakydavo. Ir sako, ko aš noriu. Sakau, aš žinai, kodėl taip įvyko. Ne, sakau, nes tu pasirinkai save. Tu pirmą kartą per daug metų pasirinkai save. Ne vidutiniškai, ne ten, bus gerai, bet pasirinkai patį geriausią variantą, pačią geriausią versiją. Tad, mėly vyrai, rinkitės viskas, kas yra geriausia. Tik geriausia. Pirkite patį skaniausią maistą savo. Valgykite viską, ką norit. Gerkite, ką norit. Darykit, ką norit. Leiskit, įsivaizduokit, nuo šios akimirkos jūsų gyvenime dingsta taisyklės. Ir pirma taisyklė, kurį jūs įvedat kaip vyras, aš pasirinku save. Moteris šitą taisyklę visada turi, jos visada pasirinks save, net klausimų nekyla, pas jūs yra genetika, bet vyrai niekada nesirinka savęs, pradžioje. Ir čia būna didžiausia klaida. Ir kai vyras pasirinka save, moteris žino, ką sako, wow, koks tu laimingas, ko tu toks šypsaisi, koks tu džiaugiesi, kas čia su tavim atsitiko, wow, kas čia dabar vyksta su tavim. Žinai, kas įvyko? Tu tapai savim. Tu pasirinkai save, vėl pasirinkimas. Ir tada tu tampi laimingu. Ir tu tada supranti, su šitu žmogumu aš noriu būti. Su šiais žmonėmis, su fainai šitais vyrais noriu būti, su šitais žmonėm noriu keliauti, su šiais žmonėm noriu tūsintis, džiaugtis, mėgautis. Ir išmeti savo gyvenimo kančią, kaltę, kančią ir kaltę. Du dalykai, kurie visada sugriaus tavo gyvenimą, jeigu tu pasirinksi būti kančioj. Ir jeigu kažkas pasakys, kad tu esi kaltas ir tu sakysi, pripažinsi tai. Tik pasakyk taip ir tu pajausi, kaip tu nukrisi dugną. Tau mielas mano vyre, aš tau duodu vieną geriausią formulę savo gyvenimo. Išmesk iš savo gyvenimo visą tą šūdą. Atsiprašau, kad taip kalbu eterį, bet kitaip aš net negaliu pavadinti. Ir pasirink save, pasirink patį geriausią savo vertę. Pasirink auksą, nes tu esi auksas. Pasirink džiaugsmą, nes tu esi wow. Ir mėgaukis gyvenimą. Ir tu žinau, kad yra daug tokių nuostabių žmonių. Aš, kiti vyrai aplink mane, su kuriais labai faina keliauti. Su kuriais labai faina praleisti stovyklas. Beje, sausio mėnesį mes susitinkame su vyrais, tokiais patyrusiais, jeigu aišku vyrais, sausio 12 dieną 16. Nematomas aš. Kuo unikali šita stovykla? Trumpai aš tai papasakosiu, iš tos akės ir viskas eina per tavo pasąmonę. Tu nieko nematai, bet realiai matysi tiek filmų, tiek visko sužinosi apie save, taip susidėlios visas lentynėlės, taip pasikeis tavo gyvenimas ir kitų vyrų gyvenime, kad tu pamatysi, kad įvyks stebuklas. Ir man labai patiko, kai parašė vieno vyro, kaip tik tokioj stovyklai buvusi žmona, sako, žinai, Donatai, tiek metų kartu gyvenom, tiek metų su juo viską dėliojom, tiek kalbomės ir jis manęs negirdi. Aš sako, aš nežinau, kaip tu tai padarei, bet tu įsidasibeldė iki vyro
sienos, pramuši, praeini ir tu išgirdi tą žinutę, va tiesiog atneši ten, kur reikia. Magijos čia jokios nėra. Magija yra tame, kad tiesiog mes turime savo unikalumą. Vieni mokame pateikti informaciją ir dasibelsti kaip žmogus, o kiti ne. Vieni mokomės 100 metų ir nesigauna, kiti mokomės kažkokiais laikotarpį ir gauna. Tiesiog tai yra mano gyvenimo patirtis. Man tiesiog taip gaunasi. Ir tai džiaugiuosi, nes aš pasirinkau vėl save. Mėly vyrai, rinkitės tik save. Nesvarbu, kaip gaunasi. Jeigu kartais ir mes nusišnekam, netgi darydami šitą video, neturi tai jokios reikšmės. Svarbiausia, kaip tu jautiesi. Svarbiausia, ar tu esi svarbus savo. Kokį pasirinkimą vėl renkiesi ir koks tavo planas. Tai greitai susimatysime. Gruodžio 8-10 dienomis Vyrų galia. Nurausime savo galios įsivaizduojamos galvoje vaizdinius. Jeigu rimtai, be bairių, nes iš jų praeibariuot, tai turėsime super gerą laiką. Išbandysime savo maksimumą. Pasižiūrėsime, ar mėgsti eketės. Nuleiksime į pirtelės, prasibėgsime, pasikalbėsime, išsiaiškinsime, užduosime viens kitam labai skausmingus ir labai gerus ir linksmus klausimus. Ir vėl užduosiu tą patį klausimą tau. Ką renkiesi? Kentėt ar mėgautis? Rinkis, bro. Bet šiandien tau yra pasirinkimo diena. Ką tu renkiesi? Aš linkiu tau pasirinkti save. Gražaus vakaro.